sėkmingai pasirašyti. Ar tikrai, gerbiamas ponai Mindaugai? Dėkui už žodį, dėkui už klausimą tokį. Tikrai, bet kuriuo atveju, norisi pasidžiaugti apskritai, kad slėnių projektai, jie dabar turbūt judės ir juda kompleksiškai ir sistemiškai, kad yra per trumpą laiką skiriama parama ne vienam kažkokiam tai universitetui ar slėniui, o 5 slėniams, ir tai rodo realiai įvykę faktai, kurie sąlygoti ir ministerijos, ir universitetų, ir mokslo tarybos ekspertų, taip pat ir agentūros darbuotojų, kuriem aš esu dėkingas, nes būtent jie tikrai daug darbo įdeda, visi įdeda. Tai tiesiog reikia pasidžiaugti šitą gražią progą. O jeigu kalbėti apie skaičius, tai galim pasakyti, kad gruodžio 31 buvo pasirašytos 3 sutartys už 106 milijonus. Šiandien už keletos minučių jau bus pasirašyta sutarčių už 223 milijonus iš viso iš švietimo ministerijos administruojamų lėšų. Ir tai sudarys apie 27% nuo visų švietimo mokslo ministerijos administruojamų lėšų. Likusias sutartis mes taipogi, kaip ir gerbiamas rektorius sakė, ir turbūt ministerija pritars, kad mes bendrom jėgom sieksime kuo greičiau jas pasirašyti ir turbūt per šį ar kito mėnesio pradžioj šitie projektai bus didžioji dalis jų įvertinti, priimti sprendimai dėl paramos skirimo, paruoštos sutartis ir įvyks jų pasirašymai. Tai tikrai dar kartą dėkui.